klystam. Sveiki visi. Sveiki visi, sveikiname su jumis Miranda, Karina ir Asta. Asta yra mūsų svečias, nors apie tai anksčiau jau kalbėjom, bet primenu, mes kalbinam žmonės, įvairius žmonės su įvairiom patirtim. Norim parodyti kitokį gyvenimą, galbūt jūs surasit partnerių, galbūt pamatysit kažką, kas jums padės eiti per gyvenimą. Taip pat norim parodyti save, apie tai, ką mes darom ir kaip mūsų naudojami metodai gali padėti absoliučiai visuose gyvenimo atvejuose padaryti gyvenimą spalvingesnį. Tai sveikinuosi, labas Asta. Labas Miranda, labas Karina, labas visiems. Sveika, Asta, Miranda, labas visiems žiūrintiems. Su Asta susipažinom mes labai įdomiai. Aš jos iš tikrųjų nepažįstu. Mačiau vieną kartą pas Kariną parodoj emocijų fotografijos Kaune. Nuostabioj parodoj. Karina tikrai turėsi pakartoti, nes yra daug pageidavimų. Ir tos parodos negalima užmiršti. Gal kada nors tave pakalbinsiu aš apie parodą. Tai Asta, kiek aš sužinojau toj parodoj, yra labai drąsi. Jinai, būdama Lietuvoje, kai Karina paskelbė apie tai, kad fotografuoja emocijas, jinai atvažiavo į Airiją. Žmogus tiesiog, įsivaizduojat, mes kartais nedrįstam nueiti į kažkur, kažkam pasakyti, kažko ten baimių pilna. Žmogus paėmė ir atvažiavo pas nepažįstamą žmogų, ar pažįstamą, net nežinau, bet kokiu atveju fotografuoti savo emociją. Ir po to aš pakviečiau Astą per tą emocijų renginį, mes darėm tokį žaidimą metaforinį ir jinai vėl išdrįso. Tai mane iš tikrųjų drąsa žavi, kiekviena drąsa. Tai yra, kaip sakau, leiskim gyvenimui atsitikti, tai aš manau, kad Asta, tu leidi gyvenimui atsitikti. Tai gal daugiau apie Astą pasakys dar Karina, iš manęs tiek ir gal paskui pati Asta pasakys, ką jinai daro, nes aš nežinau. Sveiki dar kartą visi. Man Asta yra apie drąsą gyventi, apie drąsą priimti sprendimus, apie drąsą keliauti vienai. Aš dar neišdrįsau, bet jau pabandysiu šiais metais. Asta apie drąsą kurti savo gyvenimą, verslus, apie drąsą auginti kažkuriuo tai laikotarpiu mergytes vienai, apie drąsą mylėti ir atsiskleisti. Ir tai yra man drąsa priimti atsakomybę už savo veiksmus, už savo gyvenimą. Ir šiandien norėtumėm apie tai daugiau pakalbėti, apie jos drąsą, apie tai, kaip jinai prisėmė atsakomybę už savo gyvenimą, už savo veiksmus, už savo vaikučius, už viską. Tai Asta, papasakok daugiau apie save, ką tu veiki gyvenime. Tai pirmiausiai noriu padėkoti už tokius gražius žodžius, iš tikrųjų taip jautru, jaudinuosi ir dar tiek daug gražių žodžių, tai labai ačiū Jums. Esu pirmiausiai moteris, kuri augina 3 dukras ir ką veikiu gyvenime, tai labai dažnai pasakau, kad gyvenu ir mėgaujuos. Nes visa, ką mes turim, ar tai būtų darbas, verslas, atostogos, viskas priklauso, ką mes patiriam tą kiekvieną dieną ir tai net nesmė, ar aš turiu verslą, ar aš turiu butą, namą, kur aš gyvenu, bet man svarbiausia yra, kaip aš jaučiuosi, kas aš esu ir ką dalinu kitiem. Tai ką daugiau apie save papasako, tai buvo labai iš tikrųjų, gal pradėsiu nuo tokios priešistorės, kad tiesiog turėjau 3 dukrytes, patyriau skyrybas, nes irgi užsiminė Karina, kad kažkurį laiką auginau 1 dukrytes. Ir buvo labai sunkus laikotarpis, po kurio kai kurie žmonės man irgi labai daug apie tai ir kalbėdavo, kad kaip tu, ta prasme, skyrybos, mamos liga sunki ir tėčio mirtis, viskas buvo per pusę metų. Ir sako, tu po visų šitų įvykių, praėjus savaitę po tėčio mirties, kai tėtis man buvo visas pasaulis, mes turėjom ir turim labai stiprų ryšį. Ir sako, tu eini ir dar kitus įkvėpi gyvenimo džiaugsmų. Ir sako, kas čia, sako. Sako, galvočiau, kad čia kaukė, bet sako, kai stebiu tave kasdien ir matau, kad tai yra ir džiaugsmo, ir liūdesio, ir visko, ta puokštė tokia bendra, ir tu visada rodai savo emocijas. Sako, aš matau, kad tai yra tikra. Ir kas tai yra? Ir iš tikrųjų, aš atradinėjau tuo metu, kas tai yra. Tai
pats pagrindinis mane toks vežantis gyvenimų dalykas yra dėkingumas gyvenimui. Apskritai kaip dovana, kad aš čia esu, kad aš galiu patirti ir mes kiekvienas tą galimybę turim, mes gyvenam. Jeigu tu dabar sėdi čia, žiūri šitą video įrašą ir esi, tai tu irgi tą pačią dovaną turi, ką ir mes, gyventi. O kaip tą dovaną pasinaudojam, jau čia mūsų kiekvieno atsakomybė. Tai va, apie tą drąsą patirti, tai yra ta tokia vidinė galia, kuri veda. Ir iš kur jį generuoja, tai yra čia, manau, kad dideli yra žingsniai. Eiti per gyvenimą patirtis, tikrai ne visada buvau tokia drąsi, bet jau vaikystėje visada mama sakydavo, tai būk tylesnė, būk ramesnė, ten mažiau ten kažką kalbėk mieste ar ką, nes aš galėdavau prieiti prie bet kokio žmogaus, kažką jam pasakyti. O tėvai mano buvo tokie ramesni ir aš buvau tokia puokštė visokių jausmų toj šeimoj, kur mane iš pradžių kaip ir šiek tiek bandė riboti, bet kokiu atveju atėjo paauglystė, atėjo 20 metų ir aš tiesiog sprogau ta prasme, kad tiesiog aš jau laisva, aš jau man nereikia jau klausyti tėvų, aš galiu būti tokia, kokia esu ir pradėjau skleistis. Tai o pati ta gyvenimo kelionė, tai jinai kaip ir visiems, jinai yra įvairi. Ir čia mes tiesiog visi turim tą gyvenimo ciklo bangavimą. Ir kiekvienam etape būna ir tų pakilimų, ir tų nuosmukių, kaip minėjau, tas mano sunkiausias periodas, kur buvo tas pusmetis. Bet tame pusmetyje aš toliau mėgaus gyvenimu tuo, kad aš turėjau dėkingumą už savo gyvenimui, kad galiu gyventi. Turėjau tuo metu 3 dukrytes, kurias tiesiog turėjau jomis pasirūpinti, nes tai yra mano atsakomybė. Ir dar paraleliai šalia gebėjau džiaugtis savimi, mėgauti, šypsotis. Ir tokiu būdu, būdama tokia, kokia tuo metu buvau, pritraukiau vyrą, apie kokį svajojau. Ir čia ir buvo toks, kad tai buvo mėnuo po tėčio mirties, kai vienas pats brangiausias žmogus išėjo ir per tą mėnesį, po mėnesio atėjo tas žmogus, su kuriuo jaučiuosi nuostabiai ir kurių darnius, kokybiškus santykius, esame santuokoje dabar jau su Deividu ir tai yra ta, aš kaip sakau, ta gyvenimo dovana gauti į savo realybę tokį žmogų, apie kokį svajoji. Labai įdomu, Asta. Tiesiog iš tikrųjų skamba kaip sėkmės istorija, bet aš noriu paklausti vieno klausimo. Ta sėkmė nebūna šiaip savo, ne? Jinai yra tai, kaip mes žiūrime į gyvenimą. Ir kai mes tavęs prieš pokalbį klausim, kokią žinutę tu nori pasakyti pasauliui, žmonėm, ar ne, tu kalbėjai, tu pasakėjai apie atsakomybės prisiėmimą už savo gyvenimą. Savo, ne tai, kad gyvenimą, aišku, ir už gyvenimą, bet ir už savo būseną, ar ne? Tai labai dažnai žmonės dabar labai populiariai kalba apie sąmoningumą, eina į sąmoningumo seminarus, kas būtų kaip ir nuostabu, bet visi pamiršta, kad tai yra didžiulė atsakomybė. Ne visi, bet dauguma. Tai yra, kai tu sąmoningas, tai tada tu žinai, kad tu atsakingas už savo visą gyvenimą ir niekas kitas. Ir už tos dienos būseną tu renkiesi, ar tu būt labai blogas ir dejuot, ar tu pamatyt, kaip tu matai dėkingumą gyvenimui, tą laimę. Tai kas tau yra tas sąmoningumas ir atsakomybės prisiėmimas? Labai gražiai iš tikrųjų pasakėjai, daug žmonių paskutiniu metu tikrai nori, jeigu kažkas nutinka, tai perverčia kaltę kitiem. Jeigu reikia kažkuo paaugti pačiam, tai eina į kursus, bet nori tokios, kaip sakau, tos tabletės, kuria atrodo čia spragti ir pasikeitęs gyvenimas. Tai ir iš tikrųjų yra didžiulis darbas su savimi ir ta atsakomybė už savo gyvenimą, už savo jausmus, kad už tai, kaip aš augu, ką aš savo duodu, tai yra, iš tikrųjų tai turi būti kiekvieno kasdienybė, nes mes kiekvienas įgalinti priimti sprendimus savo gyvenime. Tik dažnai mes arba neišdrįstam, arba bijom klaidų, tačiau esu kažkur paskaičius tokią ir man labai patiko ta mintis, kad klaidų gyvenime nėra, yra tik patirtis. Ir iš tikrųjų kiekviena atrodo padarai, kaip vis tiek pavadinsiu klaida, ne? Nes daugeliu žmonių tai vis tiek tas
klaida žodis, tai daug kas bijo klaidų, bet klaidos mūsų augina. Ir tokiam gyvenime, kur mes save stabdom, ribojam, neleidžiam savo kažko patirti, nusimetam atsakomybę, perleidžiam kitiem. Tarkim, moteris, kuri gyvena kažkokią nelaimingą gyvenimą, bet vis tiek jame yra, ar ten netenkina santykiai su vyru, bet jinai kaltina jį, tiesiog, kad tokie mūsų santykiai ir tiek, bet tai yra kiekvieno mūsų atsakomybė, kiekvienas mes galim tai duoti iš savęs. Ir net ir, kaip užsiminė Miranda apie tą sėkmę, taip, sėkmė neištinka, tai yra darbas, ane? Ir vėlgi, man viena draugė ir pasakė, jeigu tu, sako, būtum nusivylus gyvenimu, pikta, liūdna, tai sako, tu tokio vyro ir nebūtum pritraukus, tai faktas. Ir kai manęs moteris klausia, ką daryti, kad aš noriu tokio vyro ir noriu tokių santykių ir panašiai, tai aš visada paklausiu, o ką tu pasiruošus duoti? Va, tą patį noriu pasakyti. O ką mes galim duoti mainais? Taip, nes kodėl mes visada galvojam, kad kažkas už mus kažką turi padaryti arba kažką mums duoti? Taip, čia vėl yra tas pats atsakomybės prisėmimas. Aš atsakingas. Taip, aš atsakingas irgi, ką aš duodu. Ir iš tikrųjų, čia visai ne per seniausiai buvo man tokia irgi duobė, kaip aš vadinu, vis tiek yra sviravimas, nesu aš visada aukštybėse ir tikrai nesu kažkokia nušvitus. Tai ir buvo ta duobė ir važiavau prie ežero vienumoje, nes esu atradus, kiekvienam linkiu atrasti tą būdą, kas pakrauna, kas dažniausiai pakrauna tiesiog vienuma, pabuvimas su savimi, pamastymas. Tai aš turiu tokią vieną jaukią vietelę, kur aš nuvažiuoju prie tvenkinuko, ten būna mažai žmonių, prasiplaukioju ir pabūnu su savim. Ir aš ten atradau, buvo tiesiog toks irzlus etapas, kai aš nesupratau savo emocijų, jausmų. Ir ten nuvažiavus aš atradau tokią mintį, kad aš pykau ne dėl to, kad kažko negaunu iš vyro, iš vaikų ar iš ten draugų, aš pykau dėl to, kad aš negebu duoti. Ir tokia mintis buvo labai įdomi, kad pyktis kilo dėl to, kad aš esu neužsipildžiusi ir negebu duoti, dalintis. Ir kai tai atradau, man taip lengva pasidarė, dar aišku, ežeras nuplovė viską. Ir buvo labai gera, tokiuose atradimuose, aš manau, kad kiekvienas sunkiame etape, laimingame etape, tiesiog sustoti akimirkoje ir pabūti su savim ir pajausti. Aš tai vadinu savęs pažinimu. Tiesiog, atrodo, tiek metų, galėtume pažinti nuo ten 15-16 metų, bet ta tokia, kaip ateina jau ir branda, tas sąmoningumas, labiau suvokimas, savęs pajautimas, kai tu supranti ne pagal tuos standartus, kuriuos mums rodo aplinka, kad čia imkit gauti, kad pasimti kažkam perleisti atsakomybę, bet apie tai, kas yra tikra, tai ką aš galiu duoti, kas yra tikrumas. Ką aš galiu duoti pirmiausiai savo ir tada dalinti kitiem, kad apskritai man davimas yra daug daugiau užpildantis dalykas negu gavimas. Čia ta energija tokia. Tikriausia, todėl ir yra sėkmės istorija. Tai ir tas momentas toks ir yra, kad analizuoti save, pabūti su savim ir atrasti, kodėl kyla tam tikros emocijos ir būsenos, nes mes dažniausiai žmonės dažniausiai užsibūna tose emocijose, būsenoje, tarkim, ar pyktis, ar liūdesys. Ir kad sąmoningas žmogus, tai nereiškia, kad jų visai nebūna tų emocijų. Ir man liūdna, ir aš verkiu, ir tai yra visiškai normalu. Tik tiek, kad tame nepaskęsti. Ta prasme, tu supranti, suvoki, kad tau liūdna, pabūni, leidi savo paliūdėti, tada peržvelgi. Aš labai mėgstu narplioti, mane nuo vaikystės vadina narpliotoja. Ir narpliotoja, iš pradžių buvau vaikystėje tų visokių lempučių narpliotoja, siūlų kamuolių, kur ten susivelia narpliotoja, o vėliau gyvenime, ir man vėliau gyvenime dabar patinka narplioti visą tą siūlų giją mūsų viduje ir atrasti tą kertinį pradžios tašką. Man labai patinka analizuoti. Aš turėsiu tau pasiūlymą paskui. Klausant tavęs, tau tikriausia būtų labai įdomi, mes kai darysim su Karina, būtinai pakviesim tave į vidinio žemėlapio patyrimą, kai mes piešim savo vidinį žemėlapį ir jį paskui išnarpliam emocijų žemėlapį.
Tai tu, kadangi Kaip esi faina. narpliotoja, aha, labai įdomu, Karina, ne? Labai gera tenai praktika, atrodo, tu jau tiek daug apie save žinai, bet piešdamas tą žemėlapį atrandi daugybę kitų, atrodo, emocijų, jausmų užslėptų, kur tu buvai pamiršęs, arba galbūt kažkas vaikystėje buvo užspausta, paauglystėje. Ten tokia stebuklinga praktika, aš atsimenu, pas mane buvo tokių dalykų ir paskui tenai perdirbinėjom per rašymo praktiką, per viską ir taip kinta, tokia stebuklinga, atrodo, paprasta praktika piešti tai reikia ir paskiau parašyti. Ar ne, tokia meno terapija, bet įspūdinga ir tau tikrai patiks ir neabejoju, kad kažką naujo rasi. Aš jau Čia noriu. man dėja Asta, labai norėčiau pamatyti tame. Aš noriu ir būsiu, ir net jeigu reikės atskristi į Airiją, atskrisiu. Nuostabu, Aš labai mėgstu gyvenimui sakyti taip. Nu, va, tarkim, žmogus kažką siūlo. Mes panašiai leiskim gyvenimui atsitikti, ne? Taip, tiesiog leiskim savo gyventi. Čia vienas dalykas, netrukdykim savo. Netrukdykim savo. Labai geras pasakymas, būtent. Tai čia labai gerą žinutę dabar pasakei, nes mes niekas kitas mūsų netrukdo, tik mes patys savim abejodami, patys savęs neklausydami. Ir man ta mintis, kurią tu dalinaisi, kad tu nuvažiuoji prie ežero, kad tu atradai tą savo vietą, kur pabūni su savim, nes tik būdami su savim, tyloj, be jokios muzikos, nors galima iš su galbūt ramia muzika, melodija, šokyje, kas kokį radę savo metodą, mes tik tada galime save išgirsti ir galime rasti tos atsakymus. Ir aš tiesiog noriu pasikartoti, išfiksuoti tai, kad tai yra antiek vertinga ir reikalinga tas laikas savo, pabuvimas su savim. Tai yra nuostabu ir kad tu tai atradusi ir kaip daliniesi, klausausi, aš tave jau tiek pažįstu ir mėgaujuosi, žinai. Aš iš tikrųjų mėgaujuosi klausydama, man taip nuostabu girdėti gerą, tikrą sąmoningumą, nes žodžiais išreikštą. Tai yra atsakomybės apie save prisėmimas, drąsa gyvent, leis sau išbandyti. Tu dar minėjai, kad viena keliauji, bet ta kelionė į save, pažinimas savęs yra viena drąsiausių kelionių iš tikrųjų. Nes labai dažnai mes bijom pažiūrėti, nes galvom, kad ten nežinia, ką rasi. Ten slypi lobiai, bet jų reikia per pelkes praeiti, ar ne? Taip, randam. Ten tikrai visko randam. Ir iš tikrųjų, kaip ir Miranda sakai, kad bijom pažvelgti, nes nežinom, ką rasim, o jeigu rasim tai, kas nepatinka, ir randam tai, kas nepatinka. Bet yra suaugusio žmogaus bruožas. Eiti ir nebijoti. Tai aš kaip pažiūriu į vaikus, jie yra bebaimiai. Ta prasme, jeigu mes neužkraunam jam, nelip, nugrius viską, aš iš viskai nuvažiuojam su... Deividas turi 3 sūnus ir dukrą, tai pas mus vasarą būna 6 vaikai ir kai mes nuvažiuojam prie ežero ir kai jie ten ir šokinėja, nardo ir aš matau, kokia tai yra ta drąsa vaikų, ypač berniukų. Ir aš taip žaviuosi savo vyru, kad ką jis to vyriškumo, drąsos, pasitikėjimo savim perduoda ir savo sūnums. Tai aš mergaitėms vieną dalyką, nes aš turiu 3 dukras, o jo 3 sūnus yra tie mažesnieji. Tai ir kaip jaučiu tą energijos skirtumą, kai mergaitės aš auginu, kad jos būtų laisvos, viską sau leidžiančios, tai taip, jos yra gan garsios, nes aš tiesiog netildau, kad čia dabar tylėk, čia dabar to nesakyk, čia taip negalima ar ką, jos laisvos savo emocijose, jos laksto nuogos lietuje ir kai nėra berniuko aplink, mes visos tą darom ir būna vyras taip, kaip, tarkim, pradeda lyti ir kai nėra berniukų, nes vis tiek tas nuogumas prie berniukų nėra rodomas, tai ir nėra berniukų, mūsų aplinka tokia jauki, saugi, nėra kaimynų ir lyt pradeda. Tai mes su mergytėm tiesiog po tą kiemą lakstom lietuje nuogos ir tą laisvę. Tai aš vienintelį, ką suprantu, tai jos iš manęs mokinasi. Jos... Ir va, šito momentu iškart jaučiu pasidalinti. Būna moteris ir pas mamos, gal čia bus tokia inspiracija irgi mamoms, nes labai dažnai mamos įsitraukia į vaikų auginimą. Aš pati žinau, ką tai reiškia, nes ypač 2, 3 yra pametinukės, tai dar žindžiau, jau laukiaus, ta prasme buvo tas toks labai intensyvus etapas ir paskui viena vos pradėjusi vaikščioti, kita kūdikis, tas toks etapas. Tai tikrai žinau, ką reiškia ir labai lengva tame pasinerti visiškai pilnai.
Tačiau šitoj vietoj mamos ar neatskiria, ar pamiršta, kad vis tiek prioritetas turi būti jos. Mama sau prioritetas pirmoje vietoje. Ir aš tą intuityviai darydavau, vaikai šiek paaugo, vis tiek vaikus palieku, tarkim, valandai ar tėčiui, ar seneliams tiesiog leisti savo, ar į masažą, ar prie to pačio tvenkinio, ar į ežerą, pabūti vienumoj su savim. Ir man buvo toks momentas, kai aš važiavau į masažą ir tokį gan ilgą pasiėmiau tokį pusantrinį, kur 3 valandų. Ir aš grįžau visa tokia pailsėjusi. Ir pribėgo visos mergytės prie manęs, pasitikusios vakare. Ir pribėgo taip džiaugsmingai, sako, mama grįžo. Ir jos taip apsikabino, kaip sakau, pagal ūgį, kas koja, kas liemenį, kas čia aukščiau. Ir aš energetiškai jaučiau, kaip jos taip energiją nusiurbė. Ta prasme, jos pasiėmė iš manęs tos energijos ir jos išsibučiavom ir jos toliau nubėgo žais laimingos tą, ką ten veikia, kai aš grįžau. Ir aš tada pajutau, kad, tiesiog vaikam reikalinga laiminga mama. Laiminga, pailsėjusi, savimi besidžiaugianti mama, nes tada jos mato. Aš jaučiu atsakomybę apskritai ir prieš dukras, kad jos išmoktų, kad jos turėtų aukštą savivertę, kad jos mokėtų mėgautis gyvenimu, kad jos žinotų, kad galima rinktis, kad jos žinotų, kad yra ir klaidų. Tarkim, anąkart nuvažiavom daryti mergytėms pasų, o pasirodo, jos ten 2 turėjo korteles, o šitą jas per tą visą buitį, prieš skyrybas dar anksčiau, jos, mes esam padariusios. Ir tos kortelės jau pasibaigė galioti ir aš tiesiog, net nepagalvojau, kad jas reikia atsivežti. Ir sako ta moteris, negalim padaryti pasų. Ir mano 10-metė sėdi, sako, mama, sako, ta prasme, mama truputį sutimovė. Mama susimovė, jo, ir aš sakau, visko būna, ta prasme, o ką dabar darysi? Negi čia dabar pradėsi. Bet rezumė, kas buvo, mano energija liko rami. Ir su savo ramybę gavosi taip, kad pavyko sutvarkyti, kad ir supildyti duomenis, viską, ir galiausiai pavyko, kad mus priėmė iškart. Ir tada čia irgi yra pasirinkimas, kaip elgtis toj situacijoje, yra atsakomybė už tai, ar ne? Gali supanikuoti, susinervuoti, vaikus apriekti, gali apriekti darbuotoją, o gali ramiai, tiesiog taip yra, tai yra klaida. Ir kas įvyksta po to, ar ne? Jo, ir tuo metu, kai mes atėjom, darbuotoja buvo labai pikta, nes buvo prieš tai labai agresyvų žmonės ir tokia pikta buvo, ir ant mūsų irgi kėlė balsą. Ir aš kaip jaučiu, kaip mūsų vizitas buvo po 15 minučių 3 vaikam ir per tas 45 minutės jos energija visiškai pasikeitė. Ir jinai po 40 minučių ir man sako, gerai galit, nes aš ten supildžiau duomenis, kad pasimetė tos kortelės, nes reikėjo prašymus rašyti. Ir sako, gerai, veskit vaikus. Aš tokia galvoju, aš net jau nebegalvojau, kad jinai čia taip pasiūlys ar ką, tai buvo toks vidinis dėkingumas ir taip gera, kad, kaip Miranda ir tu ir sakei, kad kaip mes reaguojam tam tikrose situacijose, nes dažnos situacijos yra, tarkim, kaip tu sureaguoji, yra 2 pasirinkimai. Ir aš kaip sakau, mūsų gyvenime visada yra pasirinkimai. Ir čia net ir ar kokia situacija mieste su kitais žmonėm, ar namuose, ar santykiuose, ar su savim. Irgi kartais būna, dažnas save pamiršta, mes atrodo esam asmenybė ir nematom savęs kaip kito, tarkim, kai kitą matom, ar vaikas, ar mama, tėtis, vyras, žmona, bet nematom savęs. Toks atrodo, kad... Tikrųjų, kas ten viduje gyvena ir kaip jisai, reaguoja. Bet aš sakyčiau, Asta, mes ir kitus nematom. Mes tiesiog reaguojam į kažkokią mūsų jaudinančią reakciją žmonių, bet tas žmogus, gal kaip tu sakai, prieš tai buvo agresyvūs žmonės, ar ne? O gal jis namie kažką turi, galbūt tai visai yra ne apie mus. Taip. Būtent, nes būdavo, aš dirbdavau anksčiau, gal 19 metų, 20, aš dirbau parduotuvėje, kasininkė. Ir ateidavo tikrai nuosavūs žmonės, draugiškai pasisveikino, o kiti ateidavo tiesiog tik iš padarbų, realiai pasiųsdavo ant 3 raidžių. Visokių yra buvę situacijų, išvadina. Ir tu pat jau, nori, nenori, tu jam jau kitam nebeišeina sakyti labą dieną, labas vakaras, nes tave ką tik kažkaip ar iškolioja, ar dar kažkas. Ir tu kitam tiesiog esi susiraukęs, bet tai ne apie tą žmogų. Ir jeigu tai tikrai pastebėti, savyje ugdyti tą, kad,
nu gerai, kitas žmogus galbūt susiraukęs, nepatenkintas šiandien, dar nepriimti to asmeniškai, nes tas žmogus irgi gyvas, turi jausmus, turi emocijas, žinai, ir kartais, jeigu jis kažką lepteli, nu gal galima paklausti apie ką tai ir dar, bet nesureaguoti pačiam tai atgal. Ir kai tai išmokti, tai apskritai santykis keičiasi su savim visų pirma ir su aplinkiniais. Mes tada kitaip pradedam reaguoti ir tai yra labai labai svarbu. Ir sakyk, aš paklausiu. Pabaigsiu tą tavo mintį, kad ne tik, pavyzdžiui, ar parduotuvėje mieste, bet ir tas pats su savo mylimu žmogumi irgi tas pats būna, jeigu jisai tuo metu kažką ar ne taip švelniai leptelėjo kažką panašiai, tai nepriimt asmeniškai, nes kaip tu sakai, mes visi esam gyvi organizmai ir mes ne visada esam ten toj džiaugsmo viršūnėje ir mus kažkas ar suerzino, ar ką, ir tas gumulas kažkas užkabino, kažkur kažkoks stresas ar ką, ir natūraliai jau tu nebegali su tokiu švelnumu iš karto, ne, o kadangi kai leidi savo būti visokiu ir neslepi savęs po kažkokio mandagumo, mielumo kaukiam. Tai mano vyras sako, tau tai viskas ant veido, sako, matosi tu. Jeigu kažkas negerai, akimirksniu. Nemoku slėpti visiškai, jeigu... Ačiū Dievui, nes emocijų slėpimasis, nieko gero neduoda. Aš ir per Karinos, kai buvo emocijų paroda, mes vis kalbam, ar ne, apie tai, ir viskas susiję. Ir dabar kalbam apie tai. Tai buvom tokiam kurse mes su Karina, labai stipriai apie emocijas, ką daro spaustos emocijos, ir ten yra toksai pasakymas, kad emocijų nerodymas, emocijų slėpimas ir nepažinimas yra pripažintas visuomenės savižudybės būdas. Yra priimtinas visuomeniai, nes tada tu nesi tu, jeigu nėra emocijų. Labai žiaurus pasakymas, bet taip yra. Tikrai. Taip. Ėjimas link savęs sunaikinimo, praktiškai kažkas tokio. Taip. Yra visuomenės priimtinas. Kitų mes bijom, jie brutalūs, jie negražūs, o čia priimtinas. Tu visiems patogus, tu nesukeli nieko, tu nei džiaugiesi, nei verki. Aš pati esu buvus tam emocijų šaldyme, tai yra žiauru. Tai geriau jauskim. Bet Asta, tu man pasakyk vieną dalyką, tai ką tu iš tikrųjų darai, koks tavo verslas, man tikrai labai įdomu. Tai verslas ne vien mano, mūsų su Deividu bendras. Tai kai aš tam skyrybinėme etape pradėjau gaminti natūralius vaisių lakštukus be jokių priedų, tokį kaip natūralų saldumyną. Tai čia buvo visko tam pusmetį labai daug ir išleidau vaikus į darželį, atsidariau cechą, pradėjau gamybą, tada tam mamos liga, šiek tiek prisistabdė procesai, bet vis tiek tame judėjau. Ir kai mano gyvenime atsirado Deividas, ir atskrido į Lietuvą, pradėjom gyventi kartu. Ir jis dar mąstė, ką veiks, nes kaip virtuvės šefas jis galėjo arba eiti kažkur dirbti virtuviai, ar restorane, ar tiesiog jis planavo YouTube kanalą daryti, ar ten Instagram ir panašiai. Ir kažkurio momentu gavosi taip, kad jisai praėjo gal 2 savaitės ir jis sako, tu važiuoji į veganų turgelį su lakštukais, sako, aš galėčiau pagaminti, sako, tokį šotą ir adžiko, sako, mums. Tai iš pradžių jisai man paskambino, sako, aš mums pagaminsiu, kad mieste, sako, paragausi mano šitų gaminių. Ir paskui paskambino po kelių minučių, sako, jeigu aš pagaminčiau daugiau ir tu pasimtum į tą turgelį. Tai va čia buvo ta sėkmė, kai jis pagamino, nei mažą, nei didelį kiekį, tokį, kaip sakau, normalų, tikrai nei asmeniniam vartojimui, nei giminiai, toks didesnis tas kiekis buvo. Ir aš kitą dieną, kai iš turgelio paskambinau, sakau, žinok, lakštukų labai mažai perka, bet sakau, tavo viską išpirko. Tai jam tai buvo ženklas, kad ta prasme čia ir jam tai patinka daryti, kad tai su maistu, tai kas jį veža. Ir jis prisijungė, tai ta mūsų asortimentas išsiplėtė, dabar mūsų prekinis ženklas taip ir liko, tas pats Dream Food. Man labai įdomiai buvo, kai aš 2019, mes su Deividu 21 susipažinom, o 2019 aš įsėmiau veiklą, kitas vaisių ir daržovių konservavimas. Ir toks gavosi, kad kai aš paskambinau veterinariai paklausti, ko man čia dabar reikia, tai sakė, jums nieko nereikia papildomai, nes jūs viską turit, jūsų veikla tinka, cechas tinka. Viską ir tos gavosi, kai jau 2019 jau buvo. Jau mes kaip atrodo, kaip ir iš anksto žinojom, kas bus pasaulyje. Taip, labai fainai. Tai
Tai va, tai ir paskui išsiplėtė, Deividas prigamino daugiau gaminių, mes plėtėmės ir O ką dar plėtėm gaminat? komandą. Pasakyk, ką gaminat. Tai imbieriniai šotai, adžikos 3 lygių, baklažanų salotos ir aišku mūsų arkliukas. Alyvuogės, čia aš jau noriu pasakyti. Alyvuogės, premium klasės. Tai na, mes kažkaip iš to pajutimo, kadangi vis tiek Deividui labai svarbu yra skonis, ypatingai geras skonis ir gera kokybė, tai mes visą tai sujungiam ir apjungiam ir tai padarėm, ko iš tikrųjų Lietuvoje mes nebuvom radę, kad tai yra premium klasė, pati alyvuogė, jinai tokia didelė, jinai savyje turi daug alyvuogių aliejaus, labai yra naudinga ir aišku, 2 ir 3 brangesnė negu tos įprastos mažytės. Tai nu, rinkoje jau buvo tokia drąsa pasimti tokį produktą, kuris yra tik premium klasė, tik aukštesnės pajamas turintiem žmonėm. Toliau mes nededam acto. Mūsų alyvuogės, na, mes net negalim sakyti, kad jos marinuotos, nes jos tiesiog sumaišyti ingredientai paruošti. Ir atsimenu, pirmais kartais mūsų durneliais išvadino mūgiai vienoj kiti gamybininkai, nes sako, taigi prisimaišai su actu ir vežiojas 1,5 mėnesio tas pačias. Bet mes norėjom parduoti, o ne vežiotis 1,5 mėnesio, ta prasme, mums neaktualu, kad prisigaminti ir kaip vyras mano sako, nu šūdo tikrai nepardavinėsim. Tai va, ir gaminom išsiplėtė skonio amplitudę, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės ir žmonės vertina kokybę, gerą skonį, jokių priedų ir panašiai, tai nu, orientuojamės į tą naudą žmogui. Ir aš labai mėgstu būti prekybai, nes labai mėgstu dalinti su žmonėm energiją, jiem papasakoti ir iš tikrųjų man yra kaifas prekiauti, nes man tai nėra kažkoks pardavimas, kad va pardavėja prie kasos, aš parduodu viskas, man tai yra apie bendravimą. Pas mane klientai stovi, kad stovėjo eilė, o aš klientui vestuvių nuotraukas rodau. Nu, ta prasme, man tai apie ryšį. Ir man abidvi kartus su Miranda, nes vis klausau, negaliu įsiterpti, bet labai noriu įsiterpti, nes tu pati apie save taip gražiai pasakoji, bet aš tame irgi dalyvavusi ir aš noriu atliepti, kaip iš šono žmogus tai matantis. Tai visų pirma, Deividas buvo mano draugas dar prieš Astą, ar ne? Ir jisai pas mane namuose labai dažnai gamindavo valgyti. Čia. Ir kaip jis tą darydavo, su kokia meilė, su kokia džiaugsmu, su kokia energija. Nu, man teko būti ir prabangiuose restoranuose, bet taip skaniai, kai Deividas padaro, tai yra wow. Ir tas alyvuogės man teko ragauti, ir lakštukus, ir kitą produkciją, ar ne? Yra nuostabu. Ir sakau, dar apie tą patį prekiavimą, Asta, kaip prekiauja, aš pas ją buvau čia vasarą, kada balandį, svečiuose, ir atėjo Rytas, Asta važiuoja turgelį, apsimovė suknelę gražią, pasidažė, auskariukai, visa tokia graži. Sako, tu taip važiuoji turgelį? Sako, jo, man tai patinka. Ir aš žiūrėjau su tokiu žavesiu, nes dauguma ateini į tą turgelį, negalim taip sakyti, stovi babutės, turgelio moteriškės tos, norite čia, prieikite, žinai, Asta, to savo žavesio energiją. Tu negali praeiti pro šalį. Iš tikrųjų, jie abudu taip sukuria, Deividas su tą meilę maistu, Asta su to pardavimu, ar ne, kaip jinai dievina. Man tai yra, kažkas tokio, tai jūs tokia unikali pora, kartu taip pat suėjote, radote vieną kitą ir sukūrėte tikrai nuostabų dalyką. Nes per maistą daug kas žmonės taigi džiaugiasi ir jūs tokį resursą duodate ir naujų dalykų įnešėte. Yra nuostabu. Kas dar neragavote, būtinai paragausim. Būtinai atvažiuosim ir paragausim. Ir vėlgi, čia aš apie tai, kad tai irgi atsakomybė, man už save. Ta prasme, aš galiu eiti bet kaip į tą turgelį, bet kokiom emocijom, tiesiog atbūti ir viskas. Bet man rūpi ne tik, kad uždirbti, bet aš apskritai, aš aišku, važiuodama, aš turiu kažkokį tikslą, bet aš važiuoju žmonėms sukelti emociją. Aš būna, kad irgi pasidėjau yra maži ir dideli indeliai, pasidėjau dar tokį dar didesnį. Ir man, taip fainai, žmogus sako, tarkim, kibėjėlis, sakau, šitą, tas toks didelis, ir iš pakelenės sako, ir tokia emocija jam faina. Man patinka suteikti žmogui emociją, kad jis ateitų ne tik, kad apsipirkt alyvuogių ir viskas, jis visada išeina su ta šiluma, tuo pačiu, nuo malonaus aptarnavimo, malonaus bendravimo, pasidomėjimo. Kad irgi kažkaip paklausiau apie vienos moters apie sūnų, sako, jūs atsimenat?
Nu, ta prasme, tai, nu, aš girdžiu, klausau, man įdomu, man rūpi, nu, tai yra apie tą nuoširdumą. Tai apskritai mūsų visa komanda, kurią mes esame ir subūrę prekybininkų, tai visi su ta pačia, nu, tom pačiom energijom ir taisyklėm, kad mes tam žmogui duodam daugiau, negu tik aptarnavimą. Vertybę vertinti savo klientą, gerbti jį, ar ne? Kad tas, kuris ateina, kad džiaugsmą sukelti. Na, aš klausau tavęs, nu, mudvi kaip draugės, aš vis tiek daugiau žinau, tai aš norėčiau, žinai, bet klausantis atrodytų visiems, kad tai, oi, be galo sėkmės istorija, ką čia jiems tiesiog pasisekė ir taip. Bet aš žinau, Asta, kad pas jūs buvo up and down momentų, žinai, kai vat kūrėte ir galbūt nepasiseka ir viską. Ir gal noriu, kad žmonėm pasidalintum, kad būna ir taip, vat pasakyk, kad ir yra tų variantų, kad iš to išeini, pasidalink tokiais dalykais, kad nemąstytų, kad čia vien tik, kad gerai mums atsikėlėm, susitikome ir einame, žinai, per tiesiai ir mums nebūna, kad mes aukštyn žemyn, nes pas jūs visko būna ir kaip iš to išeinate. Taip, ir būna, ir tikrai, ir kaip sakau, vis kaip tas ciklas pasikartojančiai. Kažkur esu tą frazę išgirdus, kad ir tai pasibaigs. Tai, ir tai praeis. Ir tai praeis, taip. Ir kad tai, ar tai yra labai laimingas periodas, ar tai yra labai kažkoks tai liūdnas. Ir aš buvau iš tų, kur aš tiesiog labai stipriai džiaugiuosi viskuo. Ir man Deividas taip ir su ta vyriška tokia logika ir panašiai, man jis taip apiniodavo mano tą pasaulėlį, kad, nu tiesiog, kad neįsijausčiau, arba kad neužsibūčiau dugne, nu tas toks mūsų labai faina bendrystė yra. Nu, toks kaip mes, ir aš tai jaučiu labai, kad aš su juo, mano labai stipriai atsiskleidžia moteriškumas, o jo vyriškumas, ir mes taip inien. Ir tie dugnai, kaip tos nesėkmės kažkokios, tai taip, jos nutinka, buvo ir nesėkmių, ir neteisingų projektų, tai gal apie tą paskutinį irgi šiek tiek pasidalinsiu, kai tiesiog projektas nepavyko ir taip, mes pasijautam duobėjai tokioj, ne tai, kad ir finansų prasme, bet labiausiai emociniai, kai tu suvoki, kai tu tikės sėkmės ir čia šas tau nepasiseka. Ir tai buvo labai gilu ir va, kai Karina kažkada parašė žinutę, kaip jums ten sekasi ir čia jau tokia, kad, nu, kad apie tą gerasias naujienas, o aš pasidalinau apie tas tokias blogesnės naujienas, kurios, na, įvyko, ne, bet šitoj vietoj tai mūsų stiprybė yra mūsų vyrų ta bendrystė, vienas kito palaikymas. Ir tas problemų išsprendimas, prisimti atsakomybę, kad okei, gali ir nepasisekti, pergalvojimas, ar visą tai taip baisu, kad taip tame skęsti, tojam emociniam liūne, ne? Ir aš vėlgi, aš vis pasakau kažkokią frazę, ne? Tai čia man tokia kažkada ar prieš 10, 15, 20 metų, ar prieš 2 mėnesius, kažkur išgirsta frazė, perskaityta, tai man tam tikrų momentų ta frazė ateina atgal į mintis. Tai šitoj vietoj tai buvo ne 1,000 eurų nuostolis ir šitoj vietoj man atėjo ta mintis, galiausiai kaip išlipau iš tos duobės ir supratau, kad, nu, tai yra tik patirtis. Ir tada atėjo mintis, kad laimingi tie, iš kurių visata pasiema tik pinigais. Tai atsirado vėl viduje tas, atsivėrė tiksliau, nes atsirado, tai dėkingumas tada yra, bet mes jį būnam užslapinę, tai aš jį buvau užslapinus, nes pasinėriau į tą kitas emocijas ir tada vėl atsiskleidžiau tą viduje dėkingumą, kad taip, vaikai sveiki, mes sveiki, viskas gerai, tik yra nuostolis pinigais, nu, tiesiog. Tai ir tas toks, kad nesėkmės faktorius, nepasisekė, kaip tai, Karina, sakai, kad negalvotų žmonės, kad vien tik čia sėkmė, ką bedarytume, visur sėkmė. Tai
kai būna ta sėkmės banga, visada kartais ir net nepagalvoji, kad gali būti nesėkmės kažkokia bangelė, neįvertinę. Tai mums šita patirtis davė daug iš tikrųjų. Ir to matymo, verslo kitos pusės matymo ir tokio tam tikrų savo sprendimų, peržiūrėjimo, ką darėm labai ekspromtu, neapgalvoję, nepatikrinę galbūt. Ir labiausiai davė tai, kad dar labiau sustiprėjo mūsų santykiai. Nes šitoj vietoje gavosi, kad labiau tą idėją, projektą pradėjo Deividas. Ir aš pritariau, mes darėm tai kartu ir tai nepavyko. Ir Deividas jautėsi toks kaip ir kaltas, prisėmė atsakomybę už savo pusę, bet iš mano pusės jis negavo jokio kaltimo. Aš pasakiau, kad mes abu čia, nes taip ir yra. Mes tas toks šitoje vietoje buvo tokia didelė šiluma viduje, kad tiesiog tokia patirtis, mes kartu, atsivėręs dėkingumas ir mes pradėjom iškart iš emocijos tą pačią akimirką, tu tiesiog pradedi kilti. Kai tu suvoki, prisėmė atsakomybę ir tu nusprendi jaustis kitaip. Va, čia vėlgi apie tai, kaip žiūri situaciją. Tu nusprendė jaustis kitaip, kodiniai žodžiai. Taip. Ir čia viskas. Tiesiog sunkiausia būna priimti sprendimą žmonė. Sprendimą jaustis kitaip. Jo, sprendimą jaustis kitaip. Tai. Aš kalbėjau neseniai su viena tokia iš New Yorko moterim ir jinai vieniša mama, jinai New York'e gana sunku gyventi, jinai veda podcastus vienišiem tėvam, čia į temą. Jinai man pasakojo savo istoriją, kai įtemptas darbas Manhetene ir jinai sustojo ant tilto ir suprato, sako, aš daugiau nebegaliu, arba aš gyvenu, arba mirštu. Ir aš jos klausiu, kaip tu iš to išėjai? O jinai sako, aš nusprendžiau būti laiminga. Tai va, tai tu irgi kalbė apie tą patį. Tai va čia ir yra tikroji sėkmės istorija. Sprendimas vidinis, jaustis kitaip. Taip. Ir mes visi tai galim. Kas daug kam keisčiausia būna, ne, nes kiekvienas yra savo gyvenimo etape, ar jisai banga aukštyn, ar banga žemyn, bet mes visi turim tas pačias galimybės gyventi, mėgautis, džiaugtis ir tikėti. Pasitikėjimas gyvenimu dar labai yra svarbu, jeigu, tarkim, moteris yra vieniša ir jinai turi viduje tokią mintį, kad vienišos mamos, kas čia norės tos vienišos mamos, kokį čia aš vyrą tokį susirasiu nuostabų, kad su vaiku aš esu ar panašiai. Tai labai mintis daug ką programuojamos. Aš su 3 vaikais, aš jaučiausi tokia nuostabi ir tikrai gaudavau daug dėmesio išsiskyrusi ir su 3 vaikais. Ir aš vieno žmogaus net ir klausiu, kodėl, pilna laisvų, ta prasme laisvų moterų ir be vaikų ir panašiai. Tai tiesiog, kai sako, tai man atsakė, kad yra žmogus, jeigu esu sąmoningume, tai aš renkuosi ten su vaikais be vaikų, ne tą stereotipą, o patį žmogų žiūriu, koks jis yra ir sako, jeigu žmogus, tai spinduliavimas tos gerosios energijos, tai čia vienintelis. Tai kai moteris manęs klausia, ką daryti, kad pritraukčiau vyrą, tai aš tada visada vienintelis atsakymas - įsimylėti save. Nes tik taip gali skleisti romanas su savim. Romanas su savim, o paskui su visais kitais. Taip. Ir atsimenu, kai aš pradėjau romaną su savim, kai praėjo gal aišku, po skyrybų buvo tų tokių bangų visokių, kur norisi pirmą to kažkokio glėbio vyriško noro, dėmesio kažkokio netokio. Ir vis kažkas, ne tai, kad nepavykdavo, bet nebūdavo pilnatvės. Ir tada po tėčio mirties gal praėjo porą savaičių ir mes su savo darbuotoju važiuodavom pietauti. Ir jinai man sako, žinai, tu sako, tu tokia, sako, įsimylėjus save, kad sako, tu jau aplinkinių vyrų, kurie eina gatvėje, nepastebi, bet jie atsisuka į tave žiūri. Bet man jau būdavo, ne tai, kad neįdomu, bet aš tiesiog kūriau romaną su savim. Ir kai pradėti prisėmė tavo sprendimą ir atsakomybę, tai jauties kitaip, atrodai kitaip ir visai kitą dalyką spinduliuoji. Tai tas ir yra, kad kai tu per prievartą nori kažką gauti, tai nebus tikra ir tu tikėtina, kad negausi.
Bet kai tu užsiemi savim ir tu tiesiog spinduliuoji tuo, tai ir gauni dovanų tiesiog automatiškai. Taip, nes tu ir eini į save, į savęs pažinimą. Ar ne, jeigu mes savęs nepažįstam, mes nežinom, kas mes esam, mes laikomais aplinkinių standartų, tai mes ir gausim ne sau tinkantį vyrą, o kažkokį tos asmenybės daliai, kurią mes demonstruojam, bet ne tas, kas mes Taip. esam viduj. Aš kalbėčiau su Asta be galo ir aš tikiu, kad mes tikrai pasikalbėsim dar. Ateityje, bent jau emocijų žemėlapį, bet mes su Karina norim tau užduoti tokią provokaciją į pabaigą. Na, Bet įdomu. pirmiausia, paklausiu, bet pirmiausia noriu paklausti, o kur jūs ras su jūsų skaniom gėrybė? Jeigu tie, kas mus žino, norėtų. Tai mes įsikūrę, aišku, čia Lietuvoje, Kaune esam mūsų cechas gamybos. Tai prekinis ženklas Dream Food, svajonių maistas, tai galima ir Facebook'e, ten yra surašyta coverio nuotraukoje ir kur mes prekiam nuolatinėse vietose Vilniuje, Kaune. Ir aišku, dreamfood.lt. Tai yra internetinė parduotuvė, kur galima užsisakyti internetu. Aš žinau, kad jums nereikia reklamos ir tikrai pirkėjai ten žino jūs, bet ar galima internetu nusipirkti? Taip, galima. Galima, ne? Taip. Labai gerai. Žinosiu, kaip artimiesiam užsakyti. Taip, tai būtent dažnai taip ir daro, nes užsakymas būna ir apmokėjimas iš užsienio sąskaitų, o pristatymas arba ten, tarkim, parašo laišką ir ten pristatytumėte iki tam tikros dienos, tai čia mamos dienai labai daug kas užsakinėja, tėvo dienai. Taip, tai būna tokių staigmenų, o prieš Kalėdas tai jau faktas, net iš anksčiau, kokie jau lapkričio gale užsienio lietuviai surašo užsakymus, parašo, kuriai dienai jau atsiųsti, tėveliam, tetai, ten močiutė ir mes sužymim tos užsakymus ir išsintinėjom, kad gautų ant pačio šventinio laikotarpio. Karina, ar mes, kuri darysim Astai provokaciją, kuri jos nebijo? Nu, kaip ir vakar kalbėjome, man atrodo, tą ir padarykime. Aha, bet kuri iš mūsų? Ai, kurį, aš galvojau, kurį tą, tai tu padaryk. Karina pasimėgos. Gudruolė. Jeigu tu būtum daiktas svetimoj planetoj, kas tu būtum? Staiga vieną dieną prabundi, tu daiktas kitoj planetoj. Pirma mintis gėlė. Nežinau, ar tai daiktas. Nu, gėlė tai gėlė. Kokia gėlė, kur jinai auga ir kam jinai reikalinga? Taip, kam jinai reikalinga, tai tikrai, kad praeidami žmonės atkreiptų dėmesį ir džiaugtųsi, na, toks, sukeltų kažkokią emociją gerą, šypseną žmonėms, kur augtų, tai ant tokio kalnelio, kur labai vešli žolė ir ta gėlė augtų. Ir koks dar klausimas buvo? Kokia ta gėlė? Kas ten, kaip jinai atrodo? Gėlė būtų, matau tokį didelį platų apvalų žiedą. Manau, kad tai chrizantemas tas didelis, kur... Ne chrizantemas. Ar auga viena? Kokių jinai galių turi? Kuo jinai yra ypatinga? Kokių galių turi? Kuo jinai ypatinga? Kuo jinai patinka? Ypatinga tuo, kad jos kotas labai storas, turi daug lapų. Tie lapai geba net žiedą apsaugoti nuo saulės, jeigu per daug šviečia. O aplink, kai klausėt, ar jinai viena ar daugiau, tai toj vešlioj žolėje labai daug visokių augalų, gėlių ir įvairių. Ne tik tokių pačių, bet ir visai kitokių. O galių turi, kaip klausė? Kas? O galių kokių jį turi? Galių kokių turi? Susimąsčiau. Galių.
Mhm. Žinai, čia kaip Tai su, žaidimas. Čia tai su gali savo, sukurti. tai ten, kur pirmai sakiau, su savo lapais ne tik save apsaugot nuo per didelės saulės šviesos, bet ir aplinkinius. Ai, bet ir aplinkinius. Tai Mhm. apsauginių Už- gali apsaugoti kitus. Taip pat. Ir jinai- Apsaugoti. Ir jinai Apsaugot. sukelia emocijas, ar ne, žmonėm tam tikras. Taip. Taip. Žmonės apie ją žino kažkaip ir eina specialiai, ar kaip yra, ar netyčia papuola. Mhm. Einant pro šalį visada pastebi. Mhm. Ir tada, kas jiem atsitinka? Nusišypso, švyti jų akis ir užlieja gerą emociją. Tai Jie jeigu teisingai žavi suprantu, tada. tai jinai turi tokią dar galę vieną sukelti emociją žmonėm džiugesiu. Taip, džiugesio žavėjimas. Žavėjimu. Aš pati jau Taip. net matau tą gėlę ir galvoju, kaip fainai, kokia jinai nuostabi. Tai aš pasakysiu, Aš matau tą gėlę iš šono ir einu palei tą vešlę žolę basomis ir stebiu tą gėlę. ar nori sužinoti, kas čia buvo? Taip, noriu, įdomu. Pirmą kartą man tokia tikrai provokacija. Aš galvoju, Miranda prieš pokalbį sako, ar galėsiu aš tau užduoti kokį klausimą, kompromituojant. Tu sakau, nežinau, kas čia tokia būtų kompromituojančiau, ko aš negalėčiau atsakyti. Bet šitas iš tikrųjų nustebino. Tai Čia pirmą kartą. provokacija. Aš dar užduosiu paskutinį klausimą, paskutinį. Ar papasakosim čia O viešai, dabar- ar jau jai papasakosim? Jo, o Taip. dabar aš tik trumpai pasakysiu žmonėm, visi, kad žinotų, kas čia buvo, čia yra dalis iš pasakų terapijos, iš meno terapijos, kai kalba mūsų pasąmonė, mes nežinodami, proto vartus apeinam ir pasąmonė pasako, čia buvo tavo misija gyvenime. Oho, Jeigu tu supratai apie ką, tai gerai, jeigu ne, aš tau po to pasakysiu. Bet Tegul tai būna intriga, visi Parodė puikiai. viską. Nuostabiai. kažkiek supratau, bet detalesnio paaiškinimo žinoma, mielai. Ir paskutinis provokuojantis klausimas, Aha. ko tu labiausiai bijai? Nepaisant visos drąsos. Aukščio. Oh. Ir aš vėlių ir aukščio bijau, o tu, Karina, ko bijai? Aš galvojau, kad aukščio nebijau, bet kai, žodžiu, po vienos netekties gavosi, kad pasirodo, kad vandens pramogas visokias dariau, kad kuo baisiau, kad viską, kad adrenalino gauti, kad išeiti iš to skausmo, pasirodo, kad irgi bijau aukščio. Nes kai reikėjo šokinėti vandenį į gylį, gylio lik ir bijau, supratau, kad gylio bijau. Ir žaisdama vieną žaidimą 3D akiniais irgi supratau, kad aukščio bijau, kur galvojau, kad man nebaisu, nesu parašiutų šoku ir panašiai. Bet jeigu reikėtų pastato atbrailą pavaikščioti, jaučiu, kad būtų liūdna. Bet vėlgi, kaip sako, baimės yra naikinamos tai darant. Aš tokia dar panerimo. Panerimo pas mane nėra iki galo išlaisvinta baimė. Ir dabar praeitą ketvirtadienį, prieš kelias dienas buvom su visais 6 vaikais pramogauti ant tų batutų vandenį, su vandens motociklais ir panašiai, tokia pramogų diena šeimos. Ir lakstam per tuos batutus ir aš buvau taip, kad iššokus į vandenį su panerimu gal tik pernai. Irgi Deivido paskatintas, sakau, su juo santykius aš daug visko dar papildomai išsilaisvinu. Ir jie eina ir tie vaikai šokinėja ten narto nuo viršaus, nuo pačios ir aš galvoju, kaip man baisu. Ir Deividas to sako, šok, sako, aš vandenį, kas nutiks. Ir va tas toks palaikymas, paskatinimas, bet nestumimas, tai labai gera. Ir sako, tiesiog šok, užsikimš nosį ir sako, ir viskas gerai, sako, ašgi šalia. Tai aš šoku pirmą kartą, tai jau kai išlindau, sako, kai buvo jokinga, sako, tam prasme. Ir ką norėjau pasakyti, buvo baisu, kūnas artėjo, išsiropščiau atgal į tą ant to plūduro ir aš sąmoningai šokau dar kartą, kad naikint, mažint tą baimę. Tada užlipau ant tokio aukščio, kur aš niekada gyvenime net nesu šokus nuo kažkokio aukšto tramplino, ten buvo ant tokio batuto aukšto užlipiu, ir vyras sugalvos su vaikais šokinės nuo ten. Ir aš nuo ten šoku. Tai, ir paskui dar šoku dar 3 kartus.
Ir paskutinį kartą aš jau įsibėgėjus, jau šoku tą vandenį ir buvo toks su pasimėgavimu, kad va, kaip fainai. Ir Aš galvoju, kaip padariau, ne? taip, taip. Ir va šitoj vietoje, aišku, reikia tas tokias, kaip ir sakau, visada pasitikrinti, ar tai yra saugu. Taip. Tai daryti, ne, ta tokia, kad nebūtų tai, kad žmonės irgi nepagalvotų, kad čia, aš drąsus ir darau, ką noriu, ir ten, kur Taip. noriu, krentu, lėkiu, bet ne, visame kame yra pasvarstymas ir tų faktorių kitų. Saugumo, Taip. bet čia per svarsčius čia buvo labai saugu ir čia, nu, čia yra tik tie vidiniai mūsų, kaip sakiau, tarakonai, kurie tą baimę iš kažkur jinai tokia stabdanti. Ir aš kuo ilgiau stovėjau prieš tą pirmą kartą, tuo labiau jinai mane kaustė. Ir tuo metu irgi buvo tokia mintis, galvoju, kiek žmonių, nu ne tai, kad kažko, jie tiesiog kasdienybėj kažką bijo padaryti, bijo kažką pradėti, bijo kažką sau leisti, kažkodėl neleidžia savo kažko patirti, bijo, kad išeiti netgi masažą, Bijau, kad kad mažo vaiko nepavyks, kad paliesti. jie, bijau, kad nepavyks, kad susimaus. Taip, dauguma Taip, bijo paprasčiausių dalykų bijo ką kiti atsakymą žmonės pakalbinti. pasakys. Mhm. Taip, tai va, tai visame kame tiesiog leisti savo, bandyti mėgautis ir gyventi. Tai aš sakyčiau, užbaikim, ar ne, iš mano pusės, leiskim gyvenimui atsitikti ir jauskim emocijas. Ir Asta man yra išsipildžiusi tokia, mes darėm kažkada tokį ciklą susitikimų, misija laiminga moteris. Tai nesvarbu, kad nesiseka, nesvarbu, kad mes prarandam, nesvarbu, kad mes bijom ir kartais jaučiamės liūdni, bet esmė yra misija laiminga moteris. Tai aš labai džiaugiuosi pažintim. Ačiū, Karina, už nuostabią pažintį. Iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad visos moterys ir galbūt net ir vyrai gaus žinutę iš Astos apie sąmoningumą, tikrą dvasinę kelionę, o ne dvasinės klejonės, kaip aš vadinu, iš vieno į kitą. Tai aš labai, labai jums dėkinga. Duodu žodį Karinai tada. Na, aš trumpai tiesiog labai gerai tu irgi vėl čia sugrįžai prie to, kad apie tas dvasinės klajonės. Tai neklajokime, nes mes galime klajoti iš vienos vietos, iš vieno retryto į kitą. Bet nuėję į tam tikrą retrytą, kur mus pakvietė, ar ne, širdis, ar dar kažkas, mes iš jo išėję prisiimkime atsakomybę daryti ir įsisąmonti tai, ką gavome ten. Ir turėsite daug daugiau naudos, pažinsite save, pabūsite su savim, o nelakstysite iš vienur ir kitur neklajosite. Tiesiog leiskite savo pabūti su savim. Prisiimkite atsakomybę už save, už savo veiksmus, už savo gyvenimą. Gyvenkite, šypsokite, klestėkite. Asta, ačiū tau, ačiū už tavo tą žavesį, tą tavo charizmą. Žaviuosi, myliu. Aš irgi įsimylėjau, aš tą būtinai praleidai šį rytą su mumis. Ačiū. Atsiprašau, Miranda, išgirdau. Aš atsiprašau, čia aš jums tik išau, nes labai irgi įsimylėjau. Neįmanoma, juk jinai ta gėlė, žinai, kad praeini ir negali kitaip supranti. Aš būna pajuokauju, kad manęs neįmanoma nemylėti. Taip, bet tikrai labai ačiū jums. Taip. Ką Miranda taip? Ne, sakau, nes tu myli save. Ir kodėl mus turi mylėti žmonės, jeigu mes savęs nemylim, ne? Taip, iš tikrųjų, nieko mes negalim gauti, ko patys nemokam duoti. Tai ir ko viduje neturim, tai čia faktas. Jeigu norim iš vyro švelnumo, turim būti švelnesnės pačios. Tiek savo, tiek tam pačiam mylimajam. Ir čia viskas, ne tik apie švelnų prisilietimą, bet pačią energiją švelnesnę. Ir čia labai apie tas klajonės man irgi palietė, pamenu prieš 3 metų Deividas yra pasakęs, kad labai lengva yra kalnuose medituoti vienumoje užsidaręs trobelį ir kaip be toj vidiniai ramybė išlikti, kai namie laksto 6 vaikai ir turi darbų ir panašiai. Tai va, tiesiog tas ir yra, kad išmokti mėgautis gyvenimu kasdienybei. Nelauk kažkokio važiavimo kelionėje, ten vienam užsidaryti ir medituoti ir va tik ten patirti pilnatvę, bet suvokti, kad pilnatvė yra kiekvieną dieną. Ar mes esam darbe, ar namie su vaikais, ar maudomės ežere, esam vieni. Tai
visame tame galime, mes, va, kaip ir Miranda irgi atradus, kad ką mes ir pastebim, kur dedam tą fokusą, ar mes renkamės būti laimingi, ar mes renkamės tiesiog skūstis, kad dabar yra netinkamos kažkokios sąlygos. Tos sąlygos tai labai yra, neteina tos tinkamos, kokių mes norim dažniausiai, tai Bet tiesiog turim jas mėgaukime. susikurti. Taip, susikurti, o labiausiai tai jos yra jau viskas yra sukurta, mums tik reikia savo netrukdyti. Taip, taip. Kalta valdžia, Prisiimti kalta atsakomybę mama. savo netrukdyti, ne? Jo, Taip. Netrukdykim savo ir tikrai būsim laimingi. Tai va, ir tai prisiimkim atsakomybę. taip, aš irgi labai norim padėkoti už pakvietimą, už tiek daug gražių žodžių, už buvimą kartu, bendrystę, iš tikrųjų nuostabiai praleista valanda, labai džiaugiuosi. Ačiū. tau. Ačiū. Ir iki pasimatymo. Iki. Iki kitų kartų, iki.